Grįžtam atgal radijo studiją ZBFM ir Jonas ir Lanas radistai čia su jumis ir norime pratęsti su keliais skambučiais. Gavom čia iš draugo vieną tokį, kaip sakant, Andželikos telefono numerį, pati galingiausia aiškiaregė ir gydytoja pasaulyje, jinai taip yra užsivadinus. Žmonėms padeda tik naudodamasis baltąją magiją, gydymui naudoja vaistažolę. Skambinti ir jums niekada nebereikės jaudintis. Šilutė. Galit nešti sėkmę jūsų verslui. Šiuo metu su vartotojai Mazer. Jūsų skambutį vartotojai informuosime trumpąją. O kam tu informuosi? Tai aiškiaregiai vyrai turi žinot, kad mes skambinsim. Bliam, bet kaip, tai aiškiaregiai, matai, ten magnetis laukas geras to Šilutė, dėl to ten nepasilikus yra, ne? Nu gal, arba jį žino, kad mes skambinsim ir specialiai įsijungia, nes galvoja, va, čia dabar pradės nesąmonės. Sakai, iš kortų išmetė šitą reikaliuką, jinai savo, ne? Šiuo metu su vartotojai Piets. Taip buvo suplanuota. Toks skambutis. Ir dėja, nepavyko mums priskambinti. Galingiausia, aš bandau dar kažkaip tai atkasti tą galingiausią, kažkur tai gal jos pasikeitęs numeris yra, žinai. Yra, matau, užregistruota nemažai. Gal galim dar greitai mes. Žiūrėk, yra draugė šiandien mano buvo darbo pokalbyje, gal tiksliau atrankoje, siūlomas darbas administratorė laidojimo namuose. Dabar liepia ateiti į atranką, laidojimo namų pavadinimas Ramybės namai. Senin, to skambinsim į trečią tavo akį. Dirbo salone trečioji akis. Irina profesionali būrėja kortomis. Kaunas būrimas iš taro korto, kažkaralele klasikinės kortos, delno, chiromatika, psichometrika, numerologija, nu klasika, žodžiu, visa pokštė seksualumų. Darbo patirtis 25 metai ir pabandykime surinkti jos telefono numerį. Tai vėlyvas metas gal dėl to, žinai, galim. Nu, tai tave užpuolė depresija, tu pradėjai ieškoti skelbimų ir štai vienas iš jų. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina Martynas iš Vilniaus. Klausau. Aš atsiprašau, kokią muziką išgirdau. Klausykit, aš atsiprašau, aš po internetą čia lakstau, visai bandau surasti ir jūs išmetė man. Irina, profesionali būrėja kortomis, Kaunas. Taip. Irina, jaučiu tokį lengvą depresijos požymį pas save, toks nieko nesinori ir galvoju, gal pasikalbėsiu su jumis. Matot, kaip Martinai, aš tokį nepraktikuoju tokį, kaip jūs norite. O kaip aš noriu? Jūs jau žinot, ką aš noriu. Aš kalbu... Palaukit, aš bandysiu mintis dabar suskliaust, kad jūs negalvotumėt. Palaukit, uždengsiu savo mintis, dabar turėtų nematyti. Aš kalbu lietuviškai su akcentu, man sunku jums paaiškinti. Bet aš bendrauju tik su žmonėm akis į akis. Per telefonų ne. Labai atsiprašau. O gal... Bet tai kaip mes tada susitarsim? Nu tai pradžia tai per telefoną būti. Nu dabar vėlų yra. Jokių, aišku vėlų. Ir skambinti tokį vėlų, tokį valandų, man atrodo, nelabai gerai. Jūs labai egoistiškai laikotės. Jums dabar reikia, o dabar tokį laikos. Nu man taip reikia. Jūs irgi egoistiškai elgiatės, kai negalit padėti žmogui. Aš turiu problemą, aš tiesiog, jaučiu, kad, aš labai mėgstu, kaip pasakyti, man net sunku pasakyti tą žodį, bet aš, galiu jums atsiverti taip pat. Ne, atvažiuokit ir mes pakalbėsime. Irinačka, aš mėgstu liesti save. Ką daryti? Nesuprantu. Liesti save, aš turiu tokią, не знаю, как сказать, держать себя. Как держать себя? Не держать. Aš nemoku pasakyti. Я тогда не понимаю вас. Pabandysiu. Kai mėgsti liest tave. Padėjo. Goodbye, my lover. Aišku, žinai, kodėl gali patart, kai akis į akį galima nučerdžinti 10 eurų per telefoną. Ateinit, vatsogas. O sakyk, aš reikės kitą kartą man pabandyti, aš galiu jums sąskaitą dabar pervesti, pavedimuką. Atinka.
Gerai, perves, tada paskambink. Davai, padarysime vedimuką, o tai problema. Vedėm kažkada tamgi. Fainiausiam dainininkui. Bet nedavedėm, ten kažkaip biškiai. Taip. Iš mamos sąskaitos, mamos sąskaitos.